niekada nesimatėm. Aš nematomas, nuobodus, kasdieniškas, dydžio su likatomais. Sakau tave tik akimis, neišsiduodu, kad nesužinotum, po jo mintis netoros. Netokios drąsios, regis netokios pilnos, kai tu žengi kūšėsi Vilnius. Ir kas žaviausia, tu žinai, tai atmintinai, tai rūpi, bet pakankamai menkai. Aš nevykusi melodija, tu brolija, esi savaime pasmerktas, tu atrodys menkai, aš pamenu stengstas. Aš nevykusi melodija, tu brolija, esi savaime pasmerktas, tu atrodys menkai, aš pamenu stengstas. Tu neišeisi iš čia, kol neprakalbėsi. Jūs dar galite padėti savo broliui? Traukit skanduolį, aš pats jas pagausiu. Operacija nutraukta, kaip jūs ir pageidavote. Keista, aš išsiaiškinsiu. Miami pagavot? Abie. Jūs pavalgykit. Viską tegul suvalgo. Pavalgykit. Tikrai. O paskui nušaukit visus. Su anglis kalbėjai? Vis kažkokia nauda iš to vilko. Turi galvą jisai. Tik žaidžia dvigubą rūkiruotę. Nebeilgam. Davai, užstek, stojam. Davai. Vyrai, kam tas spaudimas? Mesgi galime susitart. Kylam. Kiek pamokėt? Kylam, sakau. Siūlau dvigubai. 2 kart daugiau negu moka stuporas. Ką pasakysit? Tyk čia. Valau.
Siela turi suprast, čia buvome arba mes, arba jie. Bet kam žudyti? Kodėl? Jiems toks klausimas nekyla. Ten mes visi galėjom gulėti. Tu nenorėjai? Man tiesiog buvo baisu. Tu buvai baisus. Nesijaudink, aš pasirūpinsiu, kad nieko panašaus daugiau neatsitiktų. Tu pažadi. Nesuprantu, blėt. Kaip? Tas vienas gyvežimėlį, tie du marozėliai, blėt, suslikai kažkokie. Nikolas iš apsaugos. Gerai ginasi vaikis. Rasiu. Rasiu ir pats jums atvešiu tą. Stop. Nebūtina. Paim bilietus į Kiprą, nes jeigu vilkas su patronu susijęs, tai čia per daug pavojinga visiems bus. Reikia per atstumą šitą balaganą sutvarkyti. Kaip pasakysi? Blėt. Tau reikia pasisaugoti. Pasistatysiu porą naujų žmonių, tegu saugo. Ko tu toks susiparinęs? Įkalk. Nežinomas numeris. Stuporas? Patronas. Yra bazaras. Reikia susitikti. Kur? Už tavo senos vilos parke. Ten, kur garažą atsimeni. Ir kad jokių mentų, aišku. Nesinervuok. Kas čia buvo? Gandonas. Nu netikiu, netikiu. Kad Silva duos naudos. Tu tik palauk. Išpliurps viską vilkui, tu tik tai duok moteriai pašnekėti, pati žinai. O atsiprašau? Nu ne apie tave, aš ne apie tave. Palauk. Kas?
Nu, ką? Prisilinksminat. Lipk lauk. Palauk. Kaip tu gyvas? Kaip laikais? Būna ir geriau. Tuka visai durnas. Buvo susitarimas su Tuka. Stuporas. Mane nuimt norėjo tas pydaras. Bet likai gyvas. Negerai čia viskas išsivartė. Derint su manim reikėjo. O kas tu man toks? Motina ar tėvas? Va būtent vilkas. Čia jau atviras karas. Apsiramink, reikalus ramia galva reiks spręsti. Ne. Aš tą pydarą paimsiu, tą gaidį, pasmausiu savo rankom. Skambink mentam, jeigu paima šitą šizofreniką. Kokiam mentam? Nori dar pasišaudyt? Nori! Mano žmonės apsupė šitą vietą. Nedaryk nesąmonių. Blefuoji, suka. Tavo valia tikėt ar ne? Mes kartu turim dirbti, kartu, supranti? Stuporas maišo ir man ir tau. Tu laikai į mane atsukęs vamzdį. Nepyk, nervai. Ką tu siūlai? Yra vienas variantas. Silva yra Nikolo sesuo. Ji gali mus išvesti ant vilko. Paklausykit, ponas Mankevičiau. Aš tave išgirdau. Ačiū. Sakai, tu to tiki? Taip. Na, bet draugai, sesės. Čia reikia savo žmogaus viduje iš to paties sluoksnio. Nu, tai ten tarp tos Silvos ir vilko ten kažkas yra. Ta prasme. Nu, tai jie susitikinėja. Susitikinėja. Na, tuomet galbūt darbingas variantas. Mums reikia jūsų pritarimo. Gerai. Aš pažiūrėsiu, ką galiu padaryti. Nepatinka manis. Kažkoks psichas. Sutinku. Bet kol turim bendrą priešą, jis gali būti naudingas. Ai. Renis skambino grįžta. Kaip jis? Sunku kažką per mobiliaką pasakyti. Žiauriai ten su Dainora. Klausyk, Darmuliuk. Pasijunk muzikos, pasikvies merginų. Būtų gerai pasidaryti alibi. Dėl viso ko. Nerami naktis laukia. Gera mintis. O tai ką švęsim? Reikia kažkaip, kad skambėtų įtikinamai. Tavo gimtadienį? Tai mano gimtadienis lapkritį. Bus birželį.
pažiūrėk tu jį, nu. Peleniniai dar liko, vietos norų kaip padėt, vietos potraukio šiek tiek, šypsena nuotraukai. Peleniniai dar liko, vietos norų kaip padėt, vietos potraukio šiek tiek, šypsena nuotraukai. Nuotraukai, potraukiai, nuotikiai, žodžiai, abejonė ir dar tikė. Palydėt akim, ieškot pasaulio krašto, už durų palikt. Išleposi mintim sienom lipant, niekam tikusios pamarškinėliais liko. Praversim langus naktį, nežinau, turbūt apie tą patį. Turbūt ne šiandien, greičiausiai kad ne. Jaučiau ją tarp pirštų ir šiandien nebus staigmena. Turbūt ne šiandien, greičiausiai kad ne. Mačiau iš arti ir tai nebus pirmą kartą. Turbūt ne šiandien. Jaučiau ją tarp pirštų ir šiandien nebus staigmena. Turbūt ne šiandien, greičiausiai kad ne. Mačiau iš arti ir tai nebus pirmą kartą. Už sienų, už įvaizdžio, pultelio filtrų ir įgeidžių. Žiūrėti vieną nepabosiu, žiūrėti vieną nepabodo. Už nenoriu, negaliu ir nekenčiu, grįšiu sekančio, to nusekinančio. Atrodo, žiūrėti vieną nepabodo. Drambliuk su gimtadieniu! Ilgiausių metų! Bilietas! Nu! Bilietas į tą daryšą! Ar vėl? Visi turi! Nu! Drambliukai! Drambliukai! Kas nori pasakyti? Pajudėjo. Nu į bilieto, kažkaip garbė, nu! A, tu pasakysi tuos ar nepasakysi? Ne, aš su tavim, pasakysi tuos ar ne? Nenori man nieko pasakyti. Patronų žmonės pajudėjo, bus žinių praneš. Ne apie tai. Nikai minčių skaityti nemoku. Tarp tavęs ir Silvos kas? Atšok nuo jos. Supratai? Ne. Ką tu pasakėjai? Man jai patinka. Ji yra mano sesuo. Būtent todėl aš jau pasirūpinsiu. Tu visai, ble. Kaip tu jie pasirūpinsi? Klausyk, nereguliuok ją iš šviesoforo. Jis suaugusi moteris, pati sprendžia.
Ką ji sprendžia? Ką ji, blet, sprendžia? Jauna, kvaila merga. Nikai, Ta būtų pohu, jeigu ji mirtų. O man tai yra mano vienintelė sesuo. Man jos niekas nebepakeistų. Ты пиздинat nuo kelio, blядь. Ką tu mudalinite? Bля, taip ir pavėluosim. Spėsim. Давай greičiau! Ar girdi, bля, tai dapil, ką ten reikia, traukit nahui tą šūdą, bля, nuo kelio. Čia spasti! Šitą padėsi po stalu. Šitą mėgamajam. Ko taip žiūri? Trečias mašinai bus, supratai? Tikriausiai. Koks tikriausiai? Čia negalima klyst. O būtina? Ne, žinok, ne. Visai nebūtina, visai. Tai tikrai. Aišku, kad būtina. Gerai, o kas po to? Susirinks įrodymų bazę. Tada susemsim. Tada teismas. Tavo liudimas, ir taip toliau. Ne, aš neliudysiu. Nori moterių kalėjimo? Su broliu per grotas pasikalbėti? Nenoriu. Tada liudysi. Supratau. Nieko gero. Ką, nepaėjo? Matytum tu savo veidą. Paėjo. Tėga. Sušaudė. Ištaškė visus. O dabar tai pagyvensim. Nu, taip.
Tai atvažiavom, gi, nu. Nieko nėra. Gerai, galėsiu. O, nesismulkinat. Ne mes. Kaip tai? Nu, va taip man. Atvažiavom, viskas iškartyta. Pala, jūs norit pasakyti, kad čia kažkas jau buvo? Taip. Stuporo žmonės? Neaišku. Atvažiavom, radom seifą, seifas tuščias. Na, tada ir mes apsižvalgysim. Neatrodo keista. Daug man čia iš viso klaustukų. Vadeiva nužudomas, o kažkas naglai lenda ir ištuština seifą? Ką turiu omeny? Nu, kaip tas, kas čia buvo, žinojo, kad nėra policijos? Kaip tiksliai žinojo, kada ateiti? Žinojo, nes pats pasirūpino stuporu. Būtent. Sakei, Mankevičiui? Ne, nesakiau ir tu nesakyk. Kodėl? Nepasitikiu šio. Mes negalim nuo jo slėpti. Nu, bent kurį laiką. Patylėk, supratai? Gerai. Jaučiat ką nors? Ne. O dabar? Dilkščiojimo. Vos. Silvijus sakė, kad jūs esat vienas geriausių savo srities specialistų, tai atsiprašau už sugaištą laiką. Pone Vidmantai, esate ką nors girdėjęs apie neuroplastiką? Na kas iš to, daktarė? Na ką tai keičia? Kas tai neuroplastika? Tai yra sąlyginai nauja gydymo metodika paremta štai čia. Stuburo traumos, supraskite, yra glaudžiai susijusios su smegenų veikla ir smegenų siunčiamais impulsais stuburu. Sujungus fizinės ir protinės metodikas, galima padaryti taip, kad nervų sistemos neuronai tarpusavyje susijungtų. Jie susijungia. Palaukit. Tai jūs ką norite pasakyti, kad yra vilties? Taip. Kaip sekėsi?
Nežinau. Tai ką sakė gydytojas? Nu, sakė, kad vilties yra. Tu nejuokauk. Ar rimtai? Tai čia labai gerai. O, Dieve, kaip gerai. Aš tau turiu kai ką pasakyti. Silvija, neskubėk. Čia dar nieko nereiškia. Ne, aš ne apie tai. Važiuojame. Čia ką, viskas? O kur užrašinė, kur stuporas kontaktas buvo užsirašęs? Čia jūsų dalis. Kokia, blėt, dalis? Davai, nešk viską. Dabar čia aš sprendžiu, aišku. Ką tu čia garuoji, blėt, nešk viską tik tai. Čia yra šaibos už pagalbą. Tau gal su galva negerai? Dabar čia aš sprendžiu, ar visiems aišku. O Vilkui dar perduok. Vilkui nepatiks.
Rusija! Rankas! Ko jauku, net skambučio iš tavęs nesitikėjau. Kalbėsiu trumpai. Pirmiausia. Nuo Silvos pasitraukėt. O kas ją kamuoja? Klausyk, apsiekim be šitų tuščių kalbų, kol kas tik perspėjau. Tik perspėjau. Dar vienas toks įimas ir aiškintis atvažiuos mano žmonės. Tu žinai, su kuo kalbi? Aš labai gerai žinau, su kuo aš kalbu. Tu kam tu šitai? Pykčiai dar niekam nepadėjo. Aš savo pasakiau. Man atrodo, kad mes galim būti vienas kitam naudingi. O kaip tau? Prisilakstėt Vytautai, ne? Ko grįžot? Daiktų? Kur būtum bėgęs? Nebijokit, man galit papasakoti viską. Nežinau. Pavargau aš. Pinigai baigėsi. Pinigai. Ko žmonės dėl jų nepadaro, ne? Žiūrėkit, padarom viską paprasčiau. Surašykit, kas buvo vilkiko viduje, kiek mokėjo, kas samdė, kur dingo krovinys. Paleisit? Po parašu. Tai būkit sąžiningas. Mangevičiau. Capai. Ką tu čia darai? Pasiklydau. Senas žmogus. Klaidžiuju. Na ką, ryt pasimatysim. Klausyk, tu mane visai už durnelį laikai, taip? Apie ką tu čia, Capai? Ką tu čia darai? Taigi aš tau sakau, pasiklydau. Senas žmogus. Automobilį aš čia laikau. Aš juk viską įsiaiškinsiu. Gal tu pailsėk. Tau bus į naudą. Perkaitai nuo įtampos. Ryt pasimatysim. Мусор, ты что, сугрячу, блядь? Как tu darai, žąsinė, tu, blядь? Ah!